Sveiki gyvi. Šiek tiek papasakosiu, kas dabar pas mus vyksta ir kodėl už mano nugaros yra bėgiai, kodėl lyja lietus ir kur mes dabar esame. Šiandieną ryte mes atsibudom degalinėje, kuri buvo tiesiog nuostabioje vietoje, autostradoje, ten, kur mums reikia. Ir toje degalinėje mes turėjom pasiimti mašiną ir pasiėmėm mašiną toliau. Mes judam link Italijos, link pietų Italijos, link Sicilijos ir mes tiesiog buvom nuostabiam greitkelėje. Pasiėmėm vieną mašiną, viskas gerai. Antroji mašina, kadangi žinoma, mes itališkai nemokam praktiškai, tai jinai nuvažiavo, jinai tiesiog sakė, kad važiuoja kažkur tenais, bet pasirodo, kad jinai pervažiavo visiškai į kitą Italijos šoną. Jo, dabar net jeigu žemėlapį parodytų Laurinas, mes turim taip pat ir tušinuką. Tai vat, jeigu mes, pavyzdžiui, buvom kažkur... Grubiai Salerną. Jo, ne, buvom šiek tiek toliau, bet tarkim čia kažkur prieš Neapolį. Tai mes nuvažiavom, mes turėjom važiuoti va taip vat. Ne, mes Salerną pravažiavom. Ai, gerai, nu taip. Mes su Salerną buvom. Jo, ir ta, bet čia. Buvom čia. Ir mes turėjom važiuoti va taip vat palei vieną pusę, o mes gavos taip, kad atsidūrėm visai kitoj pusėj. Ir nors važiavom ant 150 ir 140 maždaug, bet vis tiek mes atsidūrėm kitoj pusėj, kuri mums iš vis yra ne į temą. Nu, tai kaip visada, ta prasme, mums normaliai sektis, nu, ta prasme, nei dienos turbūt negali būti. Kad viskas... Čia pardės. Jokauju. Esmė tokia, kad čia autostrada, čia nacionalinių minimaliai žmonių važiuoja. Jo, ir mums šiaip ten daug didesnis atstumas. Bet žodžiu, tai trumpai tariant. Gavosi taip, kad mes atsidūrėm nacionaliniam kelyje, kažkaip degaliniai vietiniai, kurie iš vis ten tiesiog, nors žmonių ten buvo. Ir tada mes supratom, kad turim stabdyti ant kelio, pradėjom stabdyti, sustojo vienas vyrukas, kuris pasiūlė mus nuveš šiek tiek kilometrų, 20-30 gal. Ir tada jisai sako, mes paklausim jo, ar važiuoja tenais traukinys, nes teoriškai mes su traukiniu galim nuvažiuoti į didesnį miestelį ir iš didesnio miestelio važiuoti tenais, kur mums reikia, irgi su traukiniu. Nes mes turim būdą, kaip važiuoti nemokamai traukiniais. Ir jisai sako, jo, ten turi būti traukinys, bet to traukinio ten nebuvo. Tai jis pasiūlė mus nuveš dar 25 kilus iki normalesnės traukinių stoties. Ir dabar mes čia stovim ir laukiam, čia šiaip žiauriai lyja. Prieš 3 dienas šitose apylinkėse buvo belenkoks didelis potvynis. Mums rodė filmuką. Jo, kažkaip 15 km nuo čia. Jo, ir žodžiu, dabar mes laukiam traukinio, kurio važiuosim į vieną miestelį, iš to miestelio sėsim į kitą traukinį, važiuosim link... Reggio di Calabria. Važiuosim link tos vietos, iš kurios jau kelsimės į Siciliją. Ten buvo žaibės. Turbūt nematėt, bet visai gerai atrodė. Ja, aišku, linksmesnė dalis yra, kad mes ką nuvažiavom, jis pasiūlė kavos išgerti, mes šiaip negeriam, nuvažiavom su juo. Išlipom, pabuvom, pažiūrėjom, grįžtam mašiną, jam nebeužsikūrė mašiną. Tai mes su Rimantu smagiai Lietuvėje dar pastumdėm mašiną, kol užkūrėm. Jo, bet kita vertus vis tiek mus nuvežė tiek papildomai, nes jis neturėjo čia važiuoti. Čia smagesnė dalis. Atsigaivinom. Tai va, tai žodžiu, mes esame dabar Sibari traukinių stotyje. Wow. Realiai čia prie pat mūsų kažkur yra normaliai. Centras visos. Tai va, ir žodžiu, dabar vėl važiuosim traukiniu nemokamai. Šiandien panašu, kad važiuosim traukiniu nemokamai 2 kartus. Nesam įstikinę, kaip tai baigsi, bet turbūt viskas bus gerai, kaip visada. Viskas. Blogiausiu atveju paimsim bilietą. Gerai. Blogiausiu atveju. Čiau. Čiau.